Išskirkite 3 svarbiausias Lietuvos teisėsaugos problemas ir kaip jos turėtų būti sprendžiamos. Pirma ir svarbiausia problema yra maža alga. Taip, vakarietiškoje civilizacijoje, europinėje valstybėje taip neturi būti, kad eilinis policininkas uždirbtų mažiau negu Seimo nario politinis padėjėjas, kuriam iš esmės netaikomi jokie kriterijai, išskyrus aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas. Tai yra žmogus be stažo, pradėjęs dirbti Seimo nario padėjėjų, gauna iš karto daugiau negu 2000 litų į rankas. Ir tai, mano galva, yra viena iš tų aplinkybių, viena iš tų iliustracijų, kaip valstybė teisingai paskirstyti materialiniai ir finansiniai resursai. Tai Lietuvai tikrai nieko blogo nesitiktų, jeigu tų Seimo narių padėjėjų būtų mažiau arba jau uždirbtų mažiau, bet iš tikrųjų reikėtų daryti, kaip visos šalis daro. Turi būti tam tikras minimumas, tam tikras standartas. Akivaizdu, kad policininkas, gaisrininkas, jisai teikia jis dirba tokį darbą, kurio negali dirbti nekvalifikuotas žmogus. Jisai turi būti gerai apmokytas, smarkiai paruoštas, jis turi turėti tam tikras moralinės, fizinės savybės. Ir akivaizdu, kad tai yra automatiškai, netgi eilinis policininkas patrulis, automatiškai jau turi būti daug kartų didesnės kvalifikacijos negu paprastas valstybės tarnautojas. Nes jisai susiduria su stresinėmis situacijomis, jis turi gerai išmanyti žmonių psichologiją, jis turi nuraminti konfliktą, jis turi suvokti, kuri pusė yra teisi, kuri neteisi, jis turi taikyti, kartais jam tenka taikyti fizinę jėgą ar spec priemonės, jis turi adekvačiai vertinti tą situaciją. Ir iš tikrųjų, paimkim, pavyzdžiui, 1000 standartinių žmonių, kiek iš jų gali dirbti policininkų, kiek iš jų gali dirbti patrulių, kas iš to 1000 žmonių turi tokias savybės. Juos reikia atrinkti tokius žmonės, juos reikia apmokyti, jie turi turėti tam tikrą praktiką ir tada mes turėtume tą rezultatą, kurį mes matome meniniuose filmuose, dokumentiniuose filmuose, kur ypač tose dokumentinėse filmuose, kurios kūrė anglosaksų valstybės, Amerika, Anglija, Prancūzija, Australija, Kanada rodo eilinių policininkų arba eilinių ten policijos tyrėjų darbą. Tai visiškai akivaizdu, kad atsakymas slypi normaliam oriam atlyginime. Ir jeigu valstybė mokėtų tokį atlyginimą, tada iš karto ir kitoks kontingentas, kitokie žmonės ateitų į policiją. Dabar darbas policijoje tikrai nėra prestižinis lyginant su kaimyninėmis valstybėmis. Ir čia aš tiesiog nenoriu skirti 3 problemų. Mano galva, problema iš tikrųjų yra viena. Tai yra neorus atlyginimas. Ir valstybė su tokiais dideliais milijardinėmis tokiamis eilutėmis kitom valstybės išlaidom. Aš visiškai sutinku su garsiais ekonomistais, kurie teigia, kad išspręs tokią problemą, kaip tokiam iš tikrųjų nedideliam kiekiui teisėsaugos pareigūnų padidinti algas, kad jie jaustųsi oriai ir galėtų tinkamai atlikti pareigas ir atitinkamai susiformuotų prestižinę profesiją ir jie plūsteltų žmonės, kurie nori daryti karjerą, kurie nori ginti viešą interesą ir viešą tvarką. Viskas susitvarkytų. Tai čia iš esmės grįžtam prie Seimo narių algų padidinimo. Jeigu valstybės vadovai ir Seimo nariai drįsta savo pasididinti, nespręsdami mažiau uždirbančių problemų ir tik tai didina turtinę nelygybę, tai iš esmės jie demoralizuoja ne tik policijos, apskritai demoralizuoja visus Lietuvos gyventojus, visus valstybės tarnautojus ir ypač teisėsaugininkus. Tai šitą problemą iš tikrųjų sprendžiasi labai paprastai. Tiesiog reikalingas ryžtingas žingsnis, ryžtingas politinių jėgų susitarimas. Tai kokia vis dėlto turėtų būti eilinio policininko, eilinio tyrėjo, eilinio gaisrininko alga. Susitarė dėl to dydžio, nuima nuo ten, kur valstybėje neskauda ir nieko neatsitiks ir prideda čionais. Sumos iš tikrųjų, kad ir apie kokius 100 milijonų mes kalbėtumėm, valstybės biudžetas yra tikrai tokio dydžio, kad tai nėra problema. Tai yra politikų požiūrio į teisėsaugą, policininkus problema. Tiesiog mūsų politikai nemėgsta teisėsaugininkų. Jiems kažkodėl patinka, kad policija yra blogai aprūpinta, mažai uždirba ir yra demoralizuota. Galbūt tai iš tikrųjų daroma sąmoningai, kad galėtų manipuliuoti. Manipuliuoti visą teisėsaugos sistemą, ją išnaudoti, kadangi jinai negali būti ori, jinai negali ir politikam pasakyti ne, kada jie, pavyzdžiui, duoda, sakykime, neteisėtus nurodymus teisėsaugininkam arba policininkam. Tai čia greičiausiai vis dėlto yra padaryta tyčia ir kada gyventojai suvoks, kad tai iš tikrųjų labai paprastai išsisprendžia,
padidinant algą iki normalios, tai atitinkamai, kada išrinks tokias politinės partijas, jos tada be abejo anksčiau ir vėliau susitars. Aš tikiu, kad ta diena ateis ir prezidento institucija šiuo atveju iš tikrųjų labai turi aiškę savo vietą. Prezidentas turi įstatymų iniciatyvos teisę, prezidentas turi moralinį autoritetą, jo pareiga yra telkti tautą svarbiam klausimam. Prezidentas privalo kalbėti apie svarbiausius Lietuvos gyvenimo aspektus ir saugumas, policija, viešoji tvarka, saugumas gatvėje naktį, priemiesčiuose, greitas nusikaltimų ištyrimas, smurto stabdymas yra pirma problema kartu su sveikatos apsauga ir tai yra visos valstybėse, tik tai ne Lietuvoje kažkodėl. Mūsų politikų dienotvarkėje nėra šito klausimo. Anglijos politikai, kada vyksta rinkimai, tarp 5 klausimų visada būna 2 klausimai. Policininkų skaičius, ten nėra ginčų dėl policininkų algų, ar reikia daugiau policininkų. Ir antras klausimas iš tų 5 pagal svarbumą yra, kiek reikia slaugos seselių, reikia slaugos ligoniniam, kiek reikia sveikatos apsaugai skirti pinigų. Visos šalis supranta, saugumas ir sveikata. Ne? Nuo to priklauso žmogaus jausmas, kaip jis jaučiasi savo valstybėje, ar jis jaučiasi saugus, ar jis jaučiasi orus, ar jis tada myli savo tėvynę, jeigu jo tėvynė nemyli, nepasirūpina, jeigu politikai neskiria elementariam dalykam pinigų, o mes matome, ką politikai daro su pinigais į kairę, į dešinę, visokiem keistiem projektam, tai atitinkamai ta meilė tėvynė mažėja, žmonės emigruoja ir tai iš tikrųjų atitinkamai žlugdo ir visą teisėsaugos sistemą, policijos sistemą ir viskas atsiremia į tą patį patrulį gatvėje, kuris stovi ir galvoja, tai o ką aš iš tikrųjų veikiau, galbūt iš tikrųjų geriau man išvažiuoti į Angliją ir Airiją ir aš ten jausiu žmogumu, o čia dabar aš pareinu namo ir negaliu žmonai pasakyti, kad aš neturiu pinigų, nes aš jų neuždirbu, nors aš dirbu viršvalandžius.